Turim modeliuką Audi A6, 3 litrai TFSI. Rytais kuriant užtaršką grandinės. Prieš 10 000 mes jas pakeitėm. Kas dabar nutiko? Turim ardyti ir žiūrėti. Tarškesys eina iš vairuotojo pusės grandinių. Ką bandom ardytis, žiūrėtis, kas ten nutiko. Ką, apsiardėm mes tą reikalą. Norint nuimti dangtelį šitą grandinių, normaliai čia teka reikalų. Teka visas palangės įsigriauti, apsaugas visas čia. Pačioj duslintuvus atsisuk, kada atsisuk duslintuvus. Teka ir iš apačios pavargti. Taip, iš apačios irgi teka normaliai čia reikalų. Teka kolonėlės nusileisti. Čia traverso apsaugas nusimesti. Kad prieit atsukt duslintuvus, nes kitaip čia misija neįmanoma. Arba jamam variklius lauką. Tai va. Bet šiaip ne taip mes tą pasidarėm. Ką, leidžiam žemyn, parodysim, kas ten nutiko. Ką, nusileidom žemyn. Bandykim parodyti, ką mes čia matom. Čia parodyti, paimkim veidrodį, užsikiškim ir greičiausiai, taip. O ką čia mes turim išvažiavusi įtempėją. Taip atrodė sudilusi grandinių įtempėjas. Kai sudėjom, viskas buvo gražu. O dabar tai turim reikalų. Norint pakeisti tą grandinę, faktiškai turim imti motorą žemėn ir viską išsiardyti. Buvo dėtas svago, bent tai, kas svago komplekte buvo įdėta. Mašina nuvažiavo nepilnai 10 000 kilometrų. Galvojam, kaip čia dabar tą visą reikalą išspręsti. Tai pats blogiausias dalykas, kad grandinės tiesiog pakeisti neišeina jos prakišti ir užkabinti už apatinės žvaigždutės. Norint ją pakeisti, tai tiesiog viskas darosi komplekte. Kai viskas išardyta, nusikis žvaigždutę, užsikabini grandinę, į viršų užsikeli ir viskas. Bet mes variklio tikrai nenorim imti, tai kažkaip bandysim. Bandysim kažkaip apeiti technologiją. Ką, įsiardėm mes, išsitraukėm grandinės, kad tą padaryti teka nusigriauti dangtelius, užsistaparyti vėlenėlius, užsikaišiuoti vėlenus ir taip toliau. Taip, ir ką mes turim? Turim taip. Čia viskas gražu. Niekas niekur nenulėkė. Bašmakas, viskas tvarkoj, viskas vietoj. Kad įsitraukt grandinę, teka sugudrauti. Tiesiog mums teka ją atsiskirti. Ir tokiu būdu ją išsitraukiam. Vieną galą užsikabinam, traukiant
laido galą. Traukiant grandinę prasitraukiam aplinkui. Tai tiesiog dėdami kitą analogiškai turėsim viską pasidaryti. Vieną galą užsikabinam. Už to prasitraukiam, prasinersim atgal. Bet įdomiausias dalykas, kad žiūrint vizualiai į ją ir bandai paišklibint grandinę ar kažką, narelį kleba, nekleba. Nu ne, viskas čia gražu. Viskas čia gražu. Taip, tokie reikalai. Ką, išeiti tik turim variantą vieną. Dėsim naują grandinę. Naujas tempėje ir žiūrėsim kaip iš čia atsistos. Nors vizualiai niekas čia blemba neįsikraipia. Ką, pasiėmėm kitą grandinę, atsiskyrėm, prisirišam vieną galą ir bandom prasitempt. Ką, tu čia kabinės kažką. O. Važiuojam. Nu va. Mums pavyko. Ką, toliau atsirišam. Slyst rankas. Viskas. Nepabėgtų. Čia susikabino. Bandysim dabar susidėti. Įsistumt narelį atgal. Ką, užsidedam. Ir bandom susipresuoti. Taip, pabiškį. Ir atgal mes įsidėsim. Damškutė. Kur šviesą pamečiau. Atradom šviesą. Šoka. Dar vieną. Žiūrėkime, kas čia vyksta. Taip. Gerai. Šokdinti vietą. Didelis artimųjų.
čia gavos. Nu ką, viskas liuks. Viskas liuks. Viskas vaikšta. Ką, škernosim biškutį kitą galiuką. Ir bus liuks. Ką, susirinkom į vietą. Bandom pasižiūrėti, kaip atrodo. Įtempėjęs. Įtempėjęs išvažiavęs tiek, kiek jis ir turi išvažiavęs būti naujas. O ne taip, kaip buvo su anuom. Ką, manau, tarškesiai čia tuom ir baigsis. Taip, dabar renkant viską atgal. Svarbiausia pataikyti vanuso. Nes jeigu neteisingai uždėsi, tai jis ir neveiks. Šitą vietą turi žiūrėti čia į šitą langelį, tame tarpe. Tai svarbu. Ką renkam? Dedam dangtelius, renkam į krūvą ir bandysime kurtis. Nu ką, viską susirinkam. Viską susirinkam. Bandysim pasikurt. Įskime dan. Taip. Akumai gyvi. Krūva tarškėsiu. Kaip? Kūrenas. Nu ką, pasišildysim. Opa. Ką, biškutį pasišildysim, pakūrensim. Ir paliksim stovėti per naktį. Pasiklausyti, kas bus ryte. Ką mums pavyko ar ne. Nu, šilo variklis. Grandinės užtila. Gestinam, laukiam rytojus. Laukiam rytojus. Klausysim rytoj, kaip bus. Ką, atėjo kitas rytas, bandom pasikurti. Bandykim. Nu, bandyk, suk. Nu ką, daugmaž to garso nebeturim. Pravažinėsim, pastatysim dar vienai nakčiai. Nu, sekantis rytas bandom. Nu, žiepk.
ką, tylu. Nu ką, trečias rytas, pabandysim pasikurti, kai aplink nėra jokių garsų. Opa. Nu tyliai, nieko nesigirdi. Manau, kad mums pavyko. Ką, atiduodam klientui, važinėsis ir stebės.